Tomas Edžikynas bando keltis. Ir nori keltis pats, nes man neleidžia padėti. 42 km ir 200 metrų. Jis stovi. Pirmas žingsnis. One small step for human. Ir jis eina. Aš manau, kad aš rytoj pasiimsiu laisvą dieną, nes nesugebėsiu nueiti tenai. Šis normaliai šiaip. Aš nenoriu skubėti. Reikia mano pagalbos? Ne, nemanau, kad tu man padėsi. Galiu nebent, nežinau, jeigu tu... Parnešti ne man. Mašina ne taip ir toli, 5 kilometrus liko iki jos. Gerai, išjungia aš šitą gaidį. Kaip spenelį? Spenelį tai gerai šiaip. Nebuvai užsiklijavęs apvalių pleistriukų. Tais vienu speneliu buvo sąvartėlė, kuri laiko numerį. Atleiskit, šten ją prisagiau. Neperveriau. Ne, neperverėt, bet buvo visai gaivu. Pavadinkime taip. Gerai. Na štai, praėjo praktiškai kokias 4 minutės ir mes su Tomu jau pasiekėm neblogą rezultatą, nueidami nuo ten iki čia. 4 minutės. Mūsų mašina yra dar už kilometrą. Ir ten yra kalnas. Negalima kaip nors arčiau prisigabenti. Mums vis tiek reikės prieiti prie to taško, kur aš galbūt į Kengalą, nežinau, galbūt pavažiuosiu dar. O tu negali, tarkim, pavažiuoti iki Tibeto skverelio? O kas iš to tenai? Ten galima važiuoti. Aš ten įlipsiu. Ir kur aš toliau važiuosiu? Atgal. Į balom? Prieš eismą. Nu, mes pasižiūrėsim. Kiek dar iki ten liko? Nenoriu tavęs liūdinti. Bet čia yra baisu, kad net taksą nesikvies iki čia. Jo, mes visiškai izoliuoti. Ir ten mūsų laukia 3-6 laipteliai. Bet į viršų, manau, bus lengviau lipti. Ne, dabar, man atrodo, lygiai tas pats rytoj bus į viršų lengviau lipti. Džiaugiatės gyvendamas ne 7 aukšte be lifto? Jo, džiaugiuosi. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad... Nežinau, ko aš džiaugiuosi dabar, žiūrėjau. Man reikės užkirankos.